Sveiki visi, mes ir vėl sveikinamės tinklalaidėje apie sveikus santykius ir šiandien kalbėsimės su Rugile Zmitrevičiūte, kuri yra specializuotos kompleksinės pagalbos centro konsultantė ir lektorė. Sveiki, Rugile. Sveiki. Ir Virginija Ratiukienė, kuri taip pat yra specializuotos kompleksinės pagalbos, koks ilgas pavadinimas, centro darbuotoja ir Pilaitės gimnazijos socialinė pedagogė. Sveika. Sveiki. Ir mes šiandien kalbėsimės apie tai, kaip žinoti, kas santykiuose yra normalu. Na, apskritai tas normalu, nenormalu yra labai jau toks klaidus terminas ir apsispręsti, kas dar santykiuose yra normalu, kas ne, yra labai sudėtinga. Tai, pavyzdžiui, vienos porelės ten vaikšto susiglaudusios, o, pavyzdžiui, kiti, atrodo tokie, nemėgsta nei rankom kabintis, nei po vienu skėčiu vaikščioti, nei po vieną antklodę gulėti ir panašiai. Sekso srity, kas normalu, kas nenormalu, yra irgi lygiai taip pat diskutuojama, klausima psichologų patarimo ir taip toliau. Na, bet kaip nuspręsti, pavyzdžiui, ar yra normalu miegoti po vieną antklodę, jeigu tu palaikai kažkokius seksualinius santykius ir miegi kartu? Virginija. Tai jeigu kalbant apie sveikus santykius, tai aš visada sakau, kad tada poroje turi būti komunikacija ir ribų brėžimas. Kada mes išlaikysim tuos du komponentus, komunikaciją ir ribų brėžimą, tikrai turėsim sveikus santykius, nes kiekvienas žmogus turi kalbėtis, mes turim išsiaiškinti kiekvieną savo lūkesčius ar ne, vienas kitą išgirsti turim ir tada, kada jau tikrai mes susidėsim taškiukus ant jį, tai mes turėsim ir sveikus santykius. Ir aišku, reikia labai mokėti ribas nubrėžti, kad kitas priimtų tai, ką aš sakau, ir jeigu jam tai nepatinka. Bet tai čia gali tekti pakartoti, ne kartą. Gali, tikrai gali tekti pakartoti, nes vėl, kai mes kalbam apie sveikus santykius, labai ir nuo amžiaus priklauso, ar ne? Jeigu mes kalbam apie jaunus paauglius, tai jiem gali atrodyti tas toks didelis dėmesio rodymas, pastovus, kur tu eini, ką tu darai, kad man čia tas dėmesys ir man labai gera, man rodo didelį dėmesį, čia puikūs santykiai. Vyresniam paaugliui, jau sakysim, ten 17-18 metų, tai jau bus jau nebenormalu tokia didelė kontrolė. Tai todėl su vaikais, jeigu kalbam, su paaugliais, aišku, apie tai kalbam, tai yra labai svarbu, kad ir vieną kartą, ir antrą kartą pakartoti ir juos išmokyti, atpažinti, kas yra kas. Rugile, pasakoju prieš tinklalaidę apie tokias situacijas, kai žmonės, jaunimas, paaugliai klausia, kodėl aš, pavyzdžiui, turiu dovanoti gėles, tarkime, vaikinas merginai, arba kodėl turiu mokėti kavinėje, nes ji norėtų, bet, tarkime, ji gal atvirkščiai neatsimoka. Tai vėlgi, čia apie tą normalu, nenormalu, kas įtvirtinta mūsų stereotipuose. Tai kaip jūs, kai diskutuojat su paaugliais, kurie jau yra, tikrai beveik suaugę žmonės, jūs kaip nusprendžiat, kas čia taip normalu? Tai normalu apmokėti kavinį ar nenormalu? Taip. Mes šnekamės visų pirma apie tai, kad niekas niekam neprivalo, niekas nieko neturi daryti, ar ne? Aišku, mes kiekvienas, tu labai gerai pasakėjai apie stereotipus, apie lūkesčius visuomenės, tai labai labai stipriai formuoja tą santykį ir būtent santykį, ar ne, ir tarp moters ir vyro, nes vyras turi labai skirtingus lūkesčius, mergina turi vėl visai kitus lūkesčius. Tai tas, tarkim, gėlių dovanojimas, apmokėjimas sąskaitos, toks stereotipiškai tarsi būtų vyro reikalas, ar ne, bet tai padeda į savotiškai tokią nelygų tą santykį, ar ne, ir mes iš tikrųjų analizuojam tas situacijas ir yra pakankamai artima tas spaudimas jaunimui, kad jau jeigu kažkas sumokėjo už pasimatymą, tai jeigu jis, tarkim, sieks kažkokio fizinio artumo ar panašiai, tu jau jausiesi daug mažiau galinti pasakyti ne tokiam žmogui. Skolinga. Taip, tarsi skolinga. Ir faktas, kad tai yra, sąmoningai dauguma, tarkim, merginų labai atpažįsta šitą ir sako, taip, čia visiškai raudona vėliavėlė, čia yra, blogas dalykas, mes suprantam, kad mes niekam nieko neskolingos, bet kai tu praktiškai atsiduri toj situacijoje, gali būti visai kas kita, nes, tiesiog jauti tą spaudimą, o dėl stereotipų, dėl visko moterys, yra taip, kad jos daugiau patiria to kaltinimo, mažiau gali pasakyti ne, nes, nuo mažumės mokomos būti kukliom, gerom, nepiktom, tai kaip tu čia kažkam priešinsiesi dabar. Tai stereotipai labai veikia. O tai kaip patys paaugliai, kai tą situaciją diskutuoja, kaip jie įsivaizduoja, kas ką privalo ir kas ko neprivalo, ar jie supranta, kad gali pasakyti ne, kad aš to nedarysiu?
Taip, iš tikrųjų mes kiek susipažinę dabar su paaugliais, taip daugiausiai kalbame su taip 16+, jie jau būna labai sąmoningi ir dažniausiai šitus dalykus jie puikiai supranta. Aš nežinau, kiek jie praktikoje tą pritaiko, nes tikrai būna, kad prieina prie mūsų po mokymų ir su mumis, taip savotiškai pasikonsultuoja, pasišneka. Jie, tarkim, jie puikiai supranta, kad yra smurtiniuose santykiuose, bet jiems vis tiek sunku yra iš to išeiti, jiems pakankamai sunku pasakyti ne. Tarp draugysčių tas irgi vyksta, ne tik tarp romantinių santykių, tai jie, kad jie sąmoningai supranta, tai labai sąmoningi ir puikus yra paaugliai. Nežinau, kiek tiksliai jie tą pritaiko praktikoje. Ką pastebėjom, kas sunkiausiai turbūt atpažįstama paaugliams yra, tai vat būtent Virginija irgi jau šiek tiek minėjo apie tai, tas pavydas. Kontrolė, dar jie vis tiek tą mato kaip meilės išraišką ir nepastebi, kad tai yra labai žalinga. Jie vat šitą kažkaip mažiausiai reaguoja į tai, nes toks tarsi rūpestis, visa kita ir tai turbūt daug ateina ir iš filmų, serialų, iš bet kokios medijos, nes labai dar tas yra gaju, kad filmuose tai yra, pozicionuojama kaip meilės išraiška, kaip toksai, kur net lengvas persekiojimas gali būti labai romantizuojamas. Tai turbūt jie persekioja. Bet čia net keista, nes man lengvas persekiojimas, man persekiojimas tiesiog atrodo. O Virginija, jūs irgi susidūrėt su tokio tipo manymu, kad persekiojimas lengvas, pasirodo, nėra nieko čia blogo? Yra, kaip ir sakau, vėl nuo žmogaus labai priklauso, kai kurios iš karto ten ar merginos, ar vaikinai, ar ne, nes būna, kad ir merginos gali persekioti, ar ne. Tai iš karto sako, stop, tai tikrai netinkamas toks elgesys, bet dar pasitaiko, kad persekiojimas yra dėmesio rodymas. Na, čia keista, o jūs, kai diskutuojat, jūs aiškinat kaip? Oi, tai mes kalbam daugiausia, jeigu dirbi su jaunimu, ar ne, vėl labai skiriasi. Ar ateina pas tave, sakysim, tas paauglys konsultacijai asmeniniai. Jeigu ateina asmeniniai konsultacijai, tai tada truputį taip jau giliau, ar ne, pasikalbam, pasižiūrim, kur yra tos ribos, ar ne, nubrėžtos. O jeigu kalbi su klase, tai vis dėlto tada tu gali kalbėti tik per aktyvius užsiėmimus, per vaidmenų žaidimus, per ten, sakysim, visokias dėlionės, ar neturim toksiški, netoksiški santykiai. Turi būti aktyvi veikla, paskirstimas į grupelės, kad aš taip jausčiau. Jeigu ateitum ir skaitytum paskaitą, tai tikrai nebūtų jokio poveikio jaunimui. O kada jie įsijungia į darbą grupelėse, tai tada net ir būna diskusija tarp tų grupelių, o kodėl jūs taip nusprendėte, o kodėl, nes kai jie pradeda tarpusavį diskutuoti, tada galima ir yra, kaip sakyt, moderuoti tą visą darbą, nes tada ir galima kalbėti, ar čia normalu ar nenormalu. Pereikim prie kažkokių potemių, tai tarkime tos pačios dovanos, ar ne? Būna ten kalėdas, gimtadieniai ir panašiai. Atrodo, kartais ten ar merginos, ar vaikinai tikisi brangių dovanų ir čia yra toks irgi kaip meilės įrodymas ir panašiai. Bet ne visi žmonės yra iš turtingų šeimų, arba nebūtinai ten moka pasitaupyti, tai būna tokių irgi įvairių situacijų, kai atrodo, tu turi dovanoti kažkokią brangią dovaną, ypač jeigu paauglys ten, nežinau, telefoną, dar kažką, tikrai esu susidūrusi. Wow. Tai ir atrodo, tai kiek tai yra normalu, kai tikisi tavo pora, kad tu čia kažką tokio vertingo padovanosi. Rugilė. Tos dovanos man irgi vėl atrodo per komunikaciją. Tai yra apie komunikaciją, apie lūkesčių vienas kito, ar ne, pokalbį, suvokimo situacijos, kurioje dabar, ar ne, esam. Aišku, paaugliai tai tikriausiai gal turi finansų, ar ne, nėra tiek daug, nors gali būti įvairių situacijų, gal šeima, kaip sako, turtingi, gal dirbantys, ypatingai, manau, didmiesčiuose, tai tas yra dar populiariau. Tai, bet jo, esmė yra išsiaiškinti lūkesčius ir žinoma, kad suprasti tai, kad meilė nėra per pinigus, per dovanas, bet tai yra labiausiai, kad vis tiek dovana gera tada, kai jinai tinka būtent tam žmogui, kai kažką pasako, kad tau rūpi jo hobiai, tau rūpi tai, kas jam patinka ir tu vis tiek visada gali rasti būdų, kaip tą parodyti, ne per finansinės ar ne galimybės. Tai čia vėlgi, man tai toksai visiškai apie komunikaciją, apie vienas kito pažinimą iš tikrųjų, nes tikrai, kai gerai pažįsti žmogų, gali jam padovanoti tai, kas jam bus vertinga, miela, gražu ir nebūtinai brangu. Bet ir dar yra tie stereotipai, kad vis tiek ten moterims ten gėlės, kvepalai, vyrukams gal kažkokie kiti dalykai, ten net neįsivaizduoju, ko domisi, galima tikrai sugalvoti, bet tas stereotipas toks tikriausiai egzistuoja, ar ne?
Stereotipai iš tikrųjų mūsų visuomenė. Pavyzdžiui, padovanosi, nežinau, moteriai kokį nors technišką dalyką. O kodėl ne? Tai va čia ir labai reikia kalbėti ir iš tikrųjų labai džiugu, kad mokyklose atsirado tos gyvenimo įgūdžių programos, kadangi ta gyvenimo įgūdžių programa yra nuo 1 klasės ir tenai, kiek dar tikrai nesu taip pilnai susipažinus, bet kiek teko perversti, yra kalba apie stereotipus. Tai vis dėlto, jeigu mes pradėsim vaikus ugdyti nuo pat 1 klasės, ar ne, ir kalbėsim apie tuos stereotipus, tai tikėkime, kad jau tie mažesni mūsų mokinukai užaugs ar ne su daug tvirtesnėm nuostatom, nes šiai dienai stereotipai yra labai gajus ir net sunku pasakyti turbūt, kodėl jie dar taip nenyksta, nes dabar mes turim labai daug techniškų merginų, ar ne, mes turim ir vaikinų, kurie kuo puikiausiai ten modeliuoja, siūna, puokštės kūrė, ar ne. Tai turbūt geriausia būtų paaugliam parodyti konkretų pavyzdį, kad ar ne, ten turim pilotę, lietuvę ar kažką, kad tikrai tie stereotipai, jie turi po truputį išnyks, nors šiai dienai gaju yra ir kalbant apie tas pačias dovanas, mes turim pažinti žmogų, nes jeigu mes turime merginą, kuri yra labai techniška, dalyvauja raliuose ir viską, kodėl jai ten nepadovanoti, kokios ten dovanos, sakysim, kuri kitam gal atrodys ten ir sakysim ten vyriška, bet čia vėl apie žmogaus pažinimą. Jeigu aš bendrauju su tuo žmogum, aš turiu labai gerai pažinti tą žmogų ir, kaip Rugilė sakė, žinoti jo pomėgius ir tai parodo tą santykį tada. O jeigu vyksta spaudimas padovanoti brangią dovaną, tarkime, noriu, nes tu, nežinau, tu esi vaikinas, tu turi vos ne mane aprūpinti, nežinau, ateityje, žinoma, dar daugiau gali būti reikalavimų, tai čia tikriausiai reikia kažkaip atsispirti, nubrėžti tą ribą. Čia vėlgi man toksai būtent apie lyčių nelygybę, nes šiaip iš tikrųjų lyčių nelygybė, jinai žaidžia ir vyrus, tikrai ne tik moteris, va čia yra labai didelis siauras matymas, sakykime, taip, kai mąstom apie tai, kad lyčių lygybė veikia tik moteris, tik moterų padėtį, tai labai stipriai veikia ir vyrų padėtį. Nes apie ką mes šnekam, šitas stereotipas, kad tarsi tu turi brangią dovaną būtinai dovanoti, ne šiaip kažką, ne kažkokį rankdarbį, neduok dievę ar ne, nors atrodo visiškai kodėl ne, bet tas stereotipas gali būti, kad vyras ar ne turi būti turtingas, galingas ir tada jau ir dovanos atitinkamos, ar ne. Aišku, gal jaunimui netiek aktualu, bet tas vis tiek su tuo užaugam. Tai kaip lyčių nelygybė žaidžia ir vyrus, nes tikrai ne kiekvienas vyras turi tokį interesą tokiu būti ir tikrai ne kiekvienas privalo būti turtingu, galingu ir kažkokiu. Ir, taip, tai tada jie irgi patiria tam tikrą spaudimą, nerimą, daug psichologinių problemų, apie kurias negali dar ir šnekėti, plus. Tai taip, čia tiesiog dar viena iš iliustracijų, kaip mes lyčių nelygybė duoda spaudimą vyrams tam tikroje srityje. Ir jeigu jie padėtų mums kartu kovoti dėl lyčių lygybės ir jiem būtų lengviau, tikrai lengviau. Dar viena potėmė yra labai svarbi, kur būna tikrai to spaudimo, tai seksas ir kas yra ten normalu, kas nenormalu, tikrai. Dabar bet kam čia kyla tų klausimų, nežinau, kiek kartų per savaitę, o ar čia taip ar kitaip ir panašiai. Ir aš galvoju irgi, kaip čia išmokti, nubrėžti, kas tau yra normalu, nes tai yra dalykas, ypač jeigu tas jaunas, tai dar ne iki galo pažinta. Gal tu ten kažką jau žinai, kažkur ten susipažinai, gal pabandai, bet ne iki galo, tu dar neturi tos visos pilnos informacijos. Ir tada maždaug tave spaudžia, nežinau, mylėtis be prezervatyvo. Nors tu vartoji kontraceptinės priemonės ir, tarkime, jų nėštumo, tai netikėtina, kad gali būti nėštumas. Bet, pavyzdžiui, kaip susiorientuoti, kad jeigu tau nepriimtina? Šiaip, jeigu dabar bandau tai perbėgti ar ne visas, kiek man teko su jaunimu susidurti, jeigu kalbėti apie lytinius santykius, apie seksą, tai dar pakankamai ir vaikų tarpe, tai yra vaikų paauglių ar ne, tarpe yra dar tabų tema, ar ne, dar jie tiek atvirai, kad jie ateitų pas suaugusi žmogų ir dalintųsi savo tokiais išgyvenimais ar savo patirtimis, tikrai nebūna daug. Pasitaiko vienetinių atvejų ir tikrai yra labai skaudu, kada tu kalbi, sakysim, su mergina ir jinai prisiema kaltę savo, ar ne, kad ten kažkas įvyko, bet aš buvau išgėrusi, ar ne, kažkas ten įvyko.
sakysim, bet aš tuo metu, sakysim, man atrodė, kad taip yra geriau, nes aš jį prarasiu, ar ne, tai va tada labai svarbu kalbėti apie santykį, bet čia, jeigu kalbėti apie grupę jaunimo, tai turbūt daugiau reikėtų čia specialistų, ar ne, kurie to lytinio švietimo į mokyklas įnešti daugiau, nes čia daugiau yra asmeniniai pokalbiai su paaugliais, kad tai po truputį ir iš vis mes negalim kalbėti ten, sakysim, apie seksą iki 16 ar ne metų, tai ten jau ir įstatyminė ta bazė yra visa, tai jau čia apie tuos paauglius jau aš. Taip, jie yra aktualu, bet paaugliai dar dėl to, kad, sakysim, ir žino tą įstatyminę bazę, jie bijo dar pasipasakot, nes jeigu aš pasisakysiu, o mano draugas, neduok dieve, vyresnis, jis neš pilną atsakomybę ir kas atsitinka, tie visi, kuriem nėra 16, jie būna dar ir nuslepia tą santykį. Tas toksai, tai ta tema dar tikrai pakankamai mažai yra gvildenama. Bet su to normalumu, nenormalumu, man kažkaip atrodo, nes čia reikia labai suvokti save, tarkim. Ir, kaip tau save suvokti, kas tau yra gerai sekso srity, kur nesu daug žmonių tu gali pasikalbėti. Su tėvais taip sausau, su suaugusiais kitais irgi. Tai kaip save pažinti toj srity? Iš tikrųjų, čia turbūt dar irgi daug gali skirti, jeigu tu turi suprantančias, geras draugus, drauges, ta prasme, kurie, nes internetas irgi gali būti labai blogas šaltinis, priklauso, kur pasiskaitysi. Gali ir tikrai labai, labai gerai rasti geros informacijos, bet, tarkim, pornografija gali būti labai žalojanti, labai iškreiptą vaizdą duoti, kas yra normalu, kas ne. Tai aišku, kaip ir sakai, Eglė, tikrai labai labai svarbu save pažinti. Aišku, tu tą pažinimą savęs gali tik per laiką, ar ne, patirti. Tai turbūt čia svarbiausias patarimas būtų stebėti savo kūno reakcijas ir nustebėti savo emocinę būklę. Jeigu jau tau kažkas viduje sako, kad ne, aš gal nenoriu čia eiti to daryti ar taip elgtis, kažkoks bent jau mini atstumimas viduje vyksta, toksai bloga reakcija, neigiamas jausmas, labai jį reaguoti ir nebijoti sakyti ne. Tai va dėl to mes net per savo mokymus labai daug skiriam pokalbių apie tai, kas yra sutikimas, kad ne visada yra ne. Taip gali būti tik aiškiai, entuziastingai pasakytas taip, kad jie suprastų vienas kito ribas ir savo ribas. Ir apie tą sutikimą iš tikrųjų yra beproto svarbu kalbėti su vaikais, su jaunimu. Bet ir su vaikais iš tikrųjų, čia nuo pat pirmų klasių sutikimas, ribos yra viskas, kas yra svarbiausia šitoj srity, nes sutikimas būtina suprasti tai, kad jisai yra, turi būti duodamas kiekvieną kartą, nesvarbu, tu esi santykyje ar ne. Ir tas, kad kaltės nejausti, nesvarbu, ką buvot apsirengę ar buvot išgėrę, gal jau net ten veiksmas, tarkim, prasidėjęs, aš jau bučiuojuosi, bet aš gal nenoriu nieko toliau ir tu gali bet kada atsitraukti iš to veiksmo. Neturi būti kažkokio spaudimo tau jį tęsti, nesvarbu, kaip toliau tu nuėjai ir nesvarbu, koks tas santykis yra. Bet čia taip atrodo, kai kalbam, tai atrodo labai aišku, bet iš tikrųjų gyvenime būna taip, kad tu tiksliai nežinai, ko ir pats nori, ir kada nori, ir kaip nori, ir kodėl. Tai aš taip įsivaizduoju, tikrai ir mes esam turėję visi įvairių patirčių, kad labai yra sunku kitam pasakyti, noriu ar nenoriu kažko, ar ten sekso, ar ten bučinių, kai tu pats nežinai. Ir yra tie stereotipai, pavyzdžiui, nežinau, jeigu tu esi 18 ar 19, gal jau ten reikėtų būti praradus nekaltybę. Tai aš galvoju, kiek čia klausimas, tas irgi stereotipai kiek skatina, bet kažin ar skatina, gal tiesiog eksperimentuoti norisi. Paaugliai visi linkia eksperimentuoti, ar ne, ir nauji potyriai, juos, kaip sakyt, gyvenime būna veža viską, kas nauja, ar ne. Bet labai, dėl ko čia svarbu ne tik, kad mes dabar kalbam apie sveikus toksiškus santykius, ar ne, bet labai reikia gerai ir save pažinti, ar ne, nes dėl to reikia labai su savimi, ar ne, bet per tą, sakysim, ir įvairius užsiėmimus, ką veda ir mūsų centras. Ne tik pamiršti, kad mes ateinam ir kalbam tik apie sveikus toksiškus santykius, bet mes dar turim nepamiršti ir apie vertybės kalbėti, ar ne, kad geriau savęs pažintumėm. O mūsų ribas, va dabar, kai mes Rugilė pradėjo kalbėti apie ribas, ar ne, tai vis dėlto
su tom ribom atrodo, aš tą ribą užsibrėžiu, bet aš vis ją truputį atitraukiu. Ir vienas tokių turbūt geriausių pavyzdžių yra, jeigu mes prisimintume mažą vaiką, paduoda mažam vaikui valgyti, nu ir jis pavalgo ir sako, aš nebenoriu, ar ne? O ką sako tėvai? Nu dabar pabaik iki galo. Vaikas užbrėžė ribą ir jeigu man taip, nu dar mama kartotų ten, kol aš būčiau, sakysim, 10 metų, pabaik iki galo, aš vis atitolinu tą ribą. Tai vat reikia su vaikais, nu ir tiem tėvam, kaip sakyti, ten jau atskiros edukacijos yra, bet jeigu jau pasakau, kad ne, aš nebenoriu šito maisto, tai vadinasi, aš nebenoriu, nes mes dar patys kaip ir tėvai kartais, nu, taip bandom pastumti to savo vaikų ribas. Taip, ir mes išauklėjom, kad mes, nu gerai, vat, pastumdysim tas truputį ribas. Bet čia yra, nu, dar tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, tave įtikinėja, tave taip nuoširdžiai, gražiai, netgi su komplimentais ir panašiai. Ir iš vienos pusės tai gali traktuoti kaip spaudimą, bet iš kitos pusės, tai jeigu tu myli žmogų, tu būna gali pasiduoti įkalbinėjimams. Tai ar tai blogai, ar nelabai? Sunkus klausimas čia. Manipulacijos, įkalbinėjimai. Aišku, ką aš turbūt girdžiu, Egle, kad gali tai būti kartais net ir nesąmoningai daroma. Nu, ta prasme, kai... Nu, ką aš noriu pasakyti, to tokio visiškai tiesioginio smurto, jo iš tikrųjų kasdienybėje yra ne tiek ir daug. Daugiau yra tų tokių ribų stumdymo tomis švelniomis priemonėmis. Ir tikriausiai čia reikia pastebėti, kur jau mano galutinė riba. Tikrai taip. Aš tai čia sakyčiau, kad mes kalbėjome apie tai, kad gali kelis kartus jis bandyti tą ribą perlipti, bet vat, labai stebėti, gal nebūtina žmogaus nurašyti su pirmu tuo red flagu, kaip mes jaunimu kalbam, tą raudoną vėliavėlę. Nebūtina gal pirmą kartą nurašyti, bet jeigu tu bandai šnekėtis ir sakai, man nepatinka, tarkim, kad tu pastoviai bandai mane pabučiuoti, kai aš sakau ne. Arba ten, tarkim, kad aš sakau ruošiuosi egzaminui, tu man rašai žinutes ir nereaguoji. Tai jeigu po kelių pokalbių niekas nesikeičia, arba pasikeičia tik labai trumpam laikui, tikrai reikia galvoti gal apie santykių nutraukimą ar tiesiog nesitikėti, kad aš per metus 2, 3, 4 išsiauklėsiu tą žmogų ir jis elgsis taip, kaip aš noriu, kad gerbs mano ribas ir panašiai. Suprantu, kartą pasakyti. Gal 2. Ta prasme, išsikomunikuoti, kad taip tu peržengai mano ribą, nedaryk taip daugiau, mano ribos yra tokios ir tokios. Bet jeigu nieks nesikeičia, tai... Bet tai čia gal reikia jau tada eiti į šiokį tokį konfliktą, kad tu, kai susiduria konfliktuojantys žmonių interesai, tu kažkiek jau tada jau piktai pasakai, kad jeigu nieks nesikeis, tai tada aš svarstysiu visokius ten tuos variantus, bet tai tada reikia labai nebijot konfliktuoti. Šiaip konflikto tikrai nereikia bijoti, ar ne, tik tai konfliktą reikia mokėti išspręsti, nes kada konfliktas perauga į smurtą, nes konfliktas tai yra, kai dvi lygios jėgos susitinka ir išsako vieni kitiem, kaip sakyti, ir priimam, ką vienas kitam išsakom, bet kai vienas santykiuose būna, sakysim, silpnesnis, o kitas aukštesnis, ar ne, tai jau gali pereiti, ar ne, ir į smurtą, nes dažniausiai taip ir būna, kad ta pusė, kuri jaučia galią, jinai užspaudžia tą žmogų, kuris, sakysim, gal jaučiasi gal savivertė menkesnė yra, ar ne. Tai, o šiaip konflikto nereikia bijoti. Konflikto metu mes galim daug išsakyti ir kartais konflikto metu labai gerai atsiskleidžia kita pusė, nes ką mes išsakom tuo metu, kai supykstam viską, ką galvojam. Tai arba priima kitą tavo pusę, ką tu išsakei, arba jau nepriima. Bet tikriausiai, kai sakom žodį konfliktas, nereikėtų galvoti apie rėkimą, šaukimą ir panašius dalykus, bet apie tokį tiesesnį savo interesų jausmų išsakymą. Taip, išsakymą, aš bet ir sakiau, nes kiti žmonės galvoja, kad konfliktas tai jau čia viskas, decibelai aukščiausiai. Geriau nereikia. Taip pat ir sakiau, kad čia eina kalba apie išsakymą, nes kai aš supykstu, aš galiu tokį, išbert viską, ką galvoju ir kiek aš pagausiu, kaip kitas žmogus kiek pagaus, ką tu ten išbėriai, sakydama. Nes būtent mes iš tikrųjų, kai kalbam apie toksiškų žalingų santykių ir su jaunimo atpažinimą, grynai tokiais punktais einant, tai žalingi santykiai kuo ir pasižymi, kad tarkim yra kaltinimas, ar ne, arba kaltės neigimas. Tai būtent tuo atveju, kai tu bandai išsakyti savo poreikius ir arba yra perverčiama visiškai kaltė,
kaltinama bet kas, tik ne aš prisimu atsakomybę, ne ta pusė, kuri yra kaltinama, kaltins bet ką, aplinką, šuniuką, senelį, mamą, mokyklą, mokytojus, bet ką, kad taip atsitiko, aš ne taip padariau čia, aš padariau tai dėl to, nes ten kažkas, bet neprisima atsakomybės ir tada lieki tu kaltas, arba tas neigimas, kad tu išsigalvoji, tu visiškai tiesiai, aš taip nesakiau, taip nebuvo, tu išsigalvoji, tu esi isterikė, arba tu esi isterikas, čia gali abiem pusėm veikti. Tas visiškas neigimas. Gaslightinimas toks. Taip, gaslightinimas. Tai čia yra būtent žalingų santykių tie aspektai, kurių gal taip lengvai ir neišsispręs. Ir jeigu tas konfliktas toksai tampa, jau pereina į tą neigimą, į kaltės perkelimą, tai tada nieko turbūt iš to gali būti, kad ir nebus. Nes arba reikia labai jau rimto darbo su savimi tam, kuris taip elgės, kuris perkelinė kaltę. Kadangi perėjom prie konflikto, man įdomu, kaip susiformuoja taip, kad kai kuriems žmonėms, tie visi aukšti decibelai, šaukimas ir panašus dalykai yra vis tik normalu ir jie, kai supyksta, tai visada ten stogas kilnojas ir taip toliau. Vėlgi, aš nekalbėčiau apie tą jau fizinį smurtą, nes tai yra nusikaltimas, kuris tikrai nėra netoleruotinas ir baudžiamas pagal baudžiamąjį kodeksą, bet kitiems žmonėms net ir tas nurėkimas atrodo normalu, o kitie negali pernešti. Ir kodėl vieni susiformuoja taip, o kiti kitaip? Kodėl taip susiformuoja, tai yra labai sunku pasakyti, ar ne, čia gal daugiau psichologai galėtų analizuoti, bet ir tas pastovus, ar nesakysim, kai vyksta konfliktas ir jeigu pastoviai yra šaukiama, rėkiama, tai irgi galima yra, priskirti kaip psichologiniam smurtui, nes kitas, kas atsitinka, kitas žmogus gali pradėti bijoti konflikto ir ne tai, kad išsiaiškinti santykius, bet dėl to, kad bus pakeltas balsas, kad bus pradėta šaukti, nes tokiu atveju jau tikrai yra pripažįstama, kad galima pripažinti, kad psichologinis smurtas yra, ar ne, tai irgi yra viena iš smurto rūšių, kada yra galima kreiptis ir pagalbos dėl psichologinio smurto, nors labai yra sunku ar net pažinti tą psichologinį smurtą. Nes kiekvienu atveju tikriausiai ir tos situacijos skirtingos. Rugilė, gal tu turi savo įžvalgų, nes kiti tikrai tokie, jie taip lengvai, taip šūkauja, rėkauja ir tada atrodo, kodėl? Aš dar galvoju, gali ir iš šeimos ateiti kažkiek, tie dalykai, ar ne, ta prasme taip, kaip mes esame užauginti, kokį mes tą modelį matėm, tikrai tas ratas šiek tiek sukasi, mes tą ir savo darbę matom, kad tarkim iš smurtinių šeimų atėję, nebereikalo sako, kad vaikas, kuris gyvena smurtiniai šeimoje, tai nebūtinai prieš jį turi smurtauti, bet jeigu tarp tėčio ir mamos vyksta tie konfliktai, jeigu yra psichologinis, fizinis smurtas ir jis yra to liudininkas, labai dažnai ir užauga arba agresoriumi, arba būsima ta auka, gal negerai sakyti, būsimų nukentėjusių, kuris vėl papuls į tą ratą, į tą ciklą. Nes tai tampa normalu, tai labai tavo savivertę iškraipo, tavo vaizdą iškraipo, santykių vaizdą iškraipo, koks jis turėtų būti. Čia labai gal daug ir nuo šeimos ateina. Aišku, švietimo sistema, čia galima plačiai galvoti, žiniasklaida, filmai irgi gali labai normalizuoti kai kuriuos dalykus, kurie nėra normalūs. Romantizuoja dalykus, kurie nėra romantiški ir neturėtų būti romantizuojami, bet ir šeima labai daug, man atrodo. O kalbant apie normalizavimą tokių įvairių dalykų, socialiniai tinklai, ką gali normalizuoti, kas nėra labai sveika santykiuose? Aš tikrai, viena vertus ten būna tose situacijose, kad ten viskas gražu, ten žmonės atrodo nesipyksta, taip fantastiška, kas irgi tikriausiai netiesa, o iš kitos pusės būna tikrai tokių nesveikų dalykų pamatom. Ten atsimenu, mirsiu neužmiršiu, Rusijoje yra buvęs kažkoks veikėjas, kuris transliavo, kaip mergina uždarė balkone, kai buvo minusinė temperatūra ir ji mirė. Tai atrodo sveikų protų nesuvokiama, bet žmonės kai kada tokius keistus dalykus daro, tokius nusikaltimus iš principo daro. Ir aš galvoju, ar tai nėra susijęs su socialinių tinklų tokia įtaka, kad kai kurie netoleruotini dalykai patampa pusiau toleruojamais. Taip, ir iš tikrųjų
labai gerai, kad tuos socialinius tinklus, nežinau kokiu pajėgumu, bet prižiūri mūsų policijos pareigūnai, nes kada įvyksta, čia paskutiniu metu buvo nuskambėję pakankamai daug nufilmuotų muštynių, paauglių susimušimų, jie sudėti į socialinius tinklus buvo, bet kiek yra žinoma, ta informacija, kuri pasiekia policijos pareigūnus, jie pradeda ikiteisminius tyrimus, jie pradeda aiškintis, pradeda nagrinėti. Taip, būtų gerai, kad tas turinys nepasiektų iš viso ar ne socialinių tinklų, bet pas mus nėra taip ir be to, jeigu tai medžiaga yra patalpinama trečiųjų pasaulio šalių puslapiuose, ten TikTokas yra, man atrodo, jį be galo yra ir sunku išimti, net ir mūsų ar ne pareigūnai kartais būna bejėgiai. Tai kas vyksta Lietuvoje bando sukontroliuoti iš tikrųjų, bet tai neprisideda prie teigiamų, sakysim, teigiamo tokio formavimo, nes aš nufilmavau, jie patalpino, aš dar nufilmuosiu, patalpinsiu, kartais toks kaip virusas jau pradeda plisti. Bet o kokį elgesio modelį tai skatina? Ar nežinau, galbūt net nėra tokio vieno elgesio modelio, bet gal ir yra? Aš dar norėčiau šitoje vietoje pakalbėti, ir tai yra visiškai to tokio šoko terapija, apie ką mes kalbam, kur jau grinai tiesiogiai smurtiniai vaizdiniai yra dedami ir tas, aišku, sukuria tokį atsparumą tam žiaurumui. Tiesiog žmogus tą mato pastoviai kasdieninėje aplinkoje, tai tas kuria ir šitą, bet dar kitas dalykas yra, kur tokie yra labai, kadangi vis tiek yra pakankamai griežtos tos, daug tų vaizdelių ir nepatenka, ne dėl to, nebereikalo kuriasi visi juodieji ar ne, portalai ten visai skirtingi, kur tikiuosi jaunimui nėra taip paprasta patekti, bet nežinau, ten jie gali būti labai talentingi hakeriai ir tikrai turėjau ir aš pati ir pažįstamų ir klasiokų, kurie sugebėdavo ten atsidurti, bet yra ir toks dalykas labai kasdieninis, kur tarkim tie patys influenceriai, turinio kūrėjai, jie taip labai kasdieniškai įvelka tuos vaizdelius, bet jie yra labai ir stereotipus skatinantis, ir žalingus santykius skatinantis. Vat, pavyzdžiui, keli pavyzdžiai, kur mes ir jaunimui būnam rodom, kur, tarkim, vaikinas tiesiog sako, įsijungsiu savo mėgstamiausią serialą per televizorių. Ir įsijungia, ta prasme, mano mergina išvykusi į kelionę, tai aš įsijungsiu serialą. Ir įsijungia televizorių, o ten tas jo serialas, tai yra jos GPS sekimo vieta ir tai pateikiama kaip juokelis. Maždaug mano mergina išlėkė ten į kelionę ar su draugiam, tai aš atsėdėsiu namie ir stebėsiu ją, ir čia atseit juokinga. Bet tai vargšas tas vaikinas, kuris tiek gali žiūrėti. Taip. Arba tada iš kitos pusės yra tokie visiškai kasdieniniai vaizdeliai, bet jie tikrai normalizuoja nenormalų elgesį, kaip ten, tarkim, vaikinas pasako merginai, kad aš susitariau su draugais, ten išeinu į barą. Ir jinai apsimeta sergančią ir maždaug merkia akį merginom, kad va, kaip aš jį, jisai jau tada liko namie su manim, nes aš apsimečiau, kad sergu. Vėlgi yra nenormalus elgesys, kontroliuoti, neišleisti susitikti su draugais, manipuliuoti, taip ar ne. Bet pateikiama juoko forma visiškai taip ir skaitant komentarus, dauguma yra tokie, kur jie sako, jo, visiškai aš irgi taip, tokį pritarantys, iškyla keli aišku komentarai visada, kurie sako, baigit, tai nėra normalu ar ne, ir tai yra prastas elgesys. Tai va toks algoritminis dalykas, pastebėjus šitos video, aš juos nusiunčiau savo kolegijai, kad va įtrauksim jaunimui į mokymus maždaug. Ir man tada mano algoritmas iš karto pradėjo dėti tą turinį, kur aš pati jau savo laisvų laikų tiesiog žiūrėdama video, aš vis gaunu tą turinį, kuris yra toksai. Tai jaunimas gali dėl algoritmų labai lengvai užsisukti šitam rate, kuriems atrodo tokius net kartais ir juoko formą, tokius, kurie labai iškreipia mąstymą, kurie, tarkim, normalizuoja tuos tokius. Bet tai o ką jie sako, pavyzdžiui, nežinau, ar tu kalbėjai su jaunimu apie tai, tai tarkime, gali būti juokas, bet gali būti, kad suvokiama, kad tai yra, nepriimtina, ar ne, arba man nepriimtina. Bet ar suvokiama? Klausimas kiek? Kai mes tai pateikiam kaip pavyzdį ir mes jį diskutuojam ir šnekam, tada yra kas kita, bet aš manau, kai tu tą žiūri kasdien ir be tokio kritinio žvilgsnio tikrai gali būti sunku, nes jie taip estetiškai gerai padaryti, jie taip padaryti, taip natūraliai, taip negrėsmingai, kad tu tikrai nepagalvotum, kad kažkas čia ne taip yra su to video. Tu turi labai turėti, kai dirbi toj srity, tai tu jau natūraliai tokią kritinę akį turi, bet kaip paprastam vartotojui, tai čia yra tikrai labai paveiku, tikrai. O pabaigai pakalbėkime apie tą tokį smurtingą santykį, vėlgi nebūtinai apie fizinio smurto išraiškas, bet apie įvairaus smurto išraiškas. Ir tai yra linkę, kai tu dažnai tą patiri, linkę irgi normalizuotis. Tai klausimas vėlgi, ar ta
kokia nors trečioji akis, žmonės, su kuriais galiu pasitarti, draugai, kurie nėra įsitraukę į mano santykį, jeigu jie kažką pasakytų, ar aš atkreipčiau dėmesį, kitaip tariant, su kuo tiems žmonėms pasitarti, jeigu jau atrodo, kad čia sukasi toje situacijoje, tokioje akistoje. Ir antra vertus, jeigu tu esi draugas arba trečioji akis, jeigu matai, ar pasakyti. Tai labai yra džiugu, kai pas mus specializuotos kompleksinės pagalbos centrą kreipiasi pats asmuo, ar ne, kai tikrai verda toje, sakysime, tam rate sukasi, ar ne, ir kreipiasi asmeniškai, bet čia jau sukasi, taip, jau ne vieną kartą sukasi. O šiaip tai labai yra svarbu švietimas, ar ne, ir švietimas ne tik tų pačių vaikų, paauglių, bet ir su vaikais, paaugliais dirbančiais asmenų, ar ne. Nes būna, kad tie paaugliai atranda kažkokį žmogų, kuriuo gali pasitikėti, kuriuo gali tikėti. Labai svarbu nukreipti tinkamą linkmę. Jeigu man pasipasakojo, ar ne, kad aš galėčiau pateikti visą informaciją savo tam konsultuojamam vaikui, kur kreiptis pagalbos, ką daryti, kodėl nebijoti reikia kreiptis pagalbos. Bet to visada yra emocinės pagalbos linijos, kur galima pasiskambinti, ar ne, kur niekas tavęs nepažįsta. Ir irgi nukreiptų tave pagalbos linkme, ar ne. O jeigu draugas žino, kad yra įstaigų, kurios gali padėti ir kitų žmonių ir tau pasakys, kad kreiptis, tai iš viso būna. Draugas pasakė, kad va ten galiu, tai tas švietimas visų yra labai svarbus. Bet aš galvoju, kad jeigu aš būčiau užsisukus, ar aš paklausyčiau, man atrodo, kad gali sakyti kas nors, bet ar tikrai atsikreipia tavo dėmesys į problemą, jeigu tu joje sukiesi, kažkoks smurtas ar ekonominis ar psichologinis, visos raudonos vėliavėlės, kurios patapo jau gal kitų spalvų. Bet manau tikrai taip, žinokit, nes, paimkim stiklinę vandens pilną, ar ne, ir jums visos tos jūsų sunkumai, visos bėdos kaupės. Ir kartais tai reikia tik įlašinti vieną lašą su pipete, kad iš stiklinės išbėgtų vandens, ar ne. Ir tu kaip žmogus kaupiesi su tom problemom, su ta savo aplinka, kaupiesi, ir vis tiek bus tas vienas lašas, kada jums viskas žemyn, taip ir kreipsitės. Tai, bet čia dar jaunimas iš tikrųjų labai panašu, kad turi sąmoningus draugus. Tai labai būna smagu girdėti, nes ir mes, kiek bendravom su jaunimu, jie dažnai sako, kaip man padėti, tarkim, draugę arba draugą ištraukti iš tų santykių. Jie tikrai patys klausia, kaip padėti draugui. Tai dabar gal yra kas klausytų, kad kaip padėti draugui. Tai svarbiausia iš tikrųjų yra būti šalia. Susakyti tą informaciją, duoti objektyvų žvilgsnį, kad aš matau, kad pas tave santykiuose yra taip ir taip, ar tau tai atrodo normalu. Duoti tokį šiek tiek, pergromoliuoti tai, ką draugas pasako, arba tai, ką jūs matot, ir paklausti, ar tau čia tikrai normalu, ar tau tai gerai, ar tau tai atrodo sveika. Nebūtinai draugas pasakys, kad nenormalu. Gal ir pasakys, bet sakys, aš vis tiek nesiskirsiu. Tikrai gali būti, nes kaip Virginija sakė, ta stiklinė dar turi prisikaupti. Jeigu jinai bus neprisikaupus, dar tas vienas kitas pasakymas nebūtinai privers kreiptis, privers išeiti, bet ką labai svarbu kaip draugams, kaip artimiesiems, nekelti ultimatumų. Nesakyti, kad jeigu tu su juo neišsiskirsi arba su juo neišsiskirsi, aš su tavim irgi nedraugausiu, nes jau man atsibodo klausyti apie tavo dramas, aš pavargau, kad vis tiek būti šalia, nes jau kai tam žmogui prisikaups, tas stiklinė, kad jis turėtų į ką atsiremti, ne tik specialistus, bet ir draugą. Nes labai dažnai tada ryšiai su artimaisiais, su draugais labai suskaidėja, kai tu būni tuose toksiškuose santykiuose. Taip, gali būti izoliuotas, turėti mažiau draugų ar panašiai. Tai, o kalbant apskritai apie tą normalu, nenormalų santykiuose, tai pagrindiniai akcentai, ką reikia žinoti apie save ir, ko tu nori. Šitas sunkus. Nes vis tiek, ar žiūrėti draugus visą laiką yra išeitis, tarkime, ten kažkur kitur, jeigu normalu, ar ir man taip pat elgtis, nes tai yra dažnas reiškinys, kai ar merginos konsultuojasi su draugėmis, vaikinai su draugais ir jie pagal tai sprendžia, ar čia yra gerai, ar tai yra geras būdas nuspręsti, ar tai yra man gerai. Turbūt, kad ne. Vis tiek reikia žiūrėti į vidų, stebėti savo jauseną iš tikrųjų. Viską mums labai gali pasakyti mūsų turbūt ir širdis, ir nuojauta, jeigu gerai įsiklausom.
Tai bandyti, sunku, čia yra labai sunku, tiek suaugusiam, tiek jaunam žmogui čia yra be proto sunku. Bet kažkaip, sugebėti atskirti, kas man yra gerai, kas ne, o aišku jau, čia ir bėda, jeigu tu esi jau labai smurtiniam santykiui, tu gali labai nebeatskirti. Ir jau tada tikrai reikia iš šono kažko, kas pasakytų, kas padėtų, kas nukreiptų, kas atkreiptų dėmesį. Tai žodžiu, turėti gerą savistabą, turėti gerų draugų tinklą, neatsiriboti nuo jų ir tikriausiai komunikuoti apie visas problemas. Taip. Tokie pagrindiniai akcentai. Neužsisklęsti. Taip. Rugile, būna dar tokių situacijų gyvenime, kai žmonės vienas daugiau investuoja į santykį, kitas mažiau. Tai vienas dovanoja dovanas kažkokias ypatingas, kitas skiria laiką ir panašiai, pasiskirsto labai įdomiai. Bet atsiranda ir priekaištų, kad aš atrodo skambinu tau, skiriu tau laiką, bet tu man duodi jo mažiau, dviese mes pabūnam mažai, ne tiek, kiek, pavyzdžiui, man reikia. Ir tie priekaištai tokie, jie užsuka tam tikrą tokį, tikrai neigiamą tą tokį toną, bet kaip išsilyginti tame santykyje, kiek aš investuoju ir kiek partneris investuoja? Tai čia jau turbūt kartosimės apie tai, kad yra ten komunikacija, bendravimas, savo poreikių išsakymas. Tikrai taip, tai čia viskas yra apie komunikaciją, nes svarbu, kokie resursai yra pas vienas kitą ir apskritai kokių santykių norisi tiek vienam, tiek kitam. Čia tą dėmesio tokia ar nereikia sureguliuoti, kiek kam norisi, kiek kas gali jo skirti. Ir čia labai svarbu turbūt ypatingai jaunam žmogui tai suprasti, kiek tau leidžiama turėti savo gyvenimą, kiek nėra kontroliuojamos tavo popamokinės veiklos, tavo laikas su draugais, nes iš tikrųjų šiuolaikinis jaunimas yra labai užsiėmęs, jie turi daug pamokų, jie turi popamokinių tada veiklų, kur dar ruošimasis kontroliniam egzaminam ir visa kita. Tai čia tikrai yra daug tų reikalų. Tai ir toks balansas, tu kaip ir negali, jeigu myli žmogų, nori su juo kurti santykį, tu negali visiškai jo poreikių ar nepaisyti ir sakyti, man nesvarbu, kad tu nori su manim pabūti, aš čia turiu daug kitų reikalų, bet ir yra ta riba, kad tai nebūtų ir kontrolė tada, kad tarkim, kiek tu gali ruoštis egzaminam, jau, tarkim, skirk man laiko. Čia toks labai labai balansas, labai poreikių komunikavimas. Ir prioritetų tikriausiai nusistatymas, nors, tarkim, jeigu tu esi ten 12-okas, tai tikėtina, kad egzaminai gali būti šiek tiek svarbiau negu ten, tarkime, meilės išraiškos, o kitose klasėse gali būti ir jau labiau pabalansuoti kitą pusę. Taip, labai svarbu, kad tu galėtum siekti savo svajonių ir tas žmogus tavęs kažkaip nesuvaržytų, nes, iš tikrųjų, o kas jeigu dėl to, kad tau reikėjo pastoviai atrašinėti žinutes, tikrai biologijai nepasiruošiai, pažymiai nukrito, egzaminai išsilaikė, ir netampi medikė. Čia toks ar ne, jau labai scenarijus, bet tas tikrai gali būti. Arba jeigu, pavyzdžiui, tave labai kontroliuoja, kad nestok mokytis į kitą miestą, nes mes tada būsim atskirai. Kas jeigu tam mieste, kur tu turi likti, nėra tavo specialybės. Labai svarbu, kad tavo nebūtų ir tos kitos svajonės suvaržytos, reikia kažkaip, kad kartu jų būtų galima siekti, kad sutaptų tie prioritetai, kad būtų leidžiama tau augti, būti savim, turėti savo gyvenimą. Tai mes kalbėjome apie tai, kad jeigu žmonės turi kažkokią šeimą ir ten toje šeimoje kažkas buvo normalu, mums persiduoda. Iš tikrųjų, ar ten kažkokie komunikavimo būdai, šaukimas, arba tas pats smurtinis santykis, polinkis į tai tos dinamikos paieška santykiuose. Bet jeigu tu esi iš tokios šeimos, tai ar tai reiškia, kad jau viskas, jau tu ir ieškosi tokio santykio ir jau tu kitaip nebegalėsi, ar vis tik kažkiek galima keisti save ir bandyti, edukuotis, nežinau, ar čia geras terminas šitose dalykuose, Virginija? Tai tikrai, jeigu aš augau šeimoje, kurioje vyravo toksiški santykiai, tai tikrai nereiškia, kad ir aš sukursiu ar ne tokią šeimą, nes čia gali būti, gal keli tokie, sakysim, kelios įžvalgos. Tie, kurie užaugo toksiškoje šeimoje, iš karto žino, ko jie norės ir jie kūrė kartais tikrai šeimas ir nekartoja tėvų klaidų, ar ne. Kartais būna, kad atrodo sukūriau idealią šeimą, bet kai man kažkas atsitiko, aš nemokėjau kitaip išspręsti konflikto, o tik tai per, sakysim, ten psichologinį smurtą ar fizinį. Tai čia tas edukacija taip labai tinka. Žodis, kad vis dėlto aš galiu mokėti gyventi kitaip, aš galiu išmokti ar nespręsti konfliktus kitaip. Ir Rugile, kaip tau atrodo?
Tikrai pritariu Virginijai, kad viskas yra tikrai iš to rato galima išeiti, jisai gali įsiurbti, nes tikrai tas vis tiek formuoja, bet be abejo. Nes reakcijos automatinės mūsų. Gal šiek tiek tikrai tas gali būti. Ir čia sakau, veikia tiek vyrus, tiek moteris tas buvimas, nes tada, pavyzdžiui, ir kaip merginai augusiai, tarkim, su smurtaujančiu tėvu, tas smurtaujantis partneris jau visai kitaip atrodo negu merginai, kuri turėjo labai sveiką santykį su tėvu. Bet tai tikrai nėra kažkoks lemtis ir kad taip jau ir bus. Čia iš to tikrai su darbu su savim tiesiog, su savistaba, su galimai psichoterapija tikrai galima tą labai... tikrai tai nėra joks kryžius. Tai dėkoju Jums abiems, o čia buvo Moterų informacijos centro ir partnerių organizuota tinklalaidė. Ir mes čia kalbėjome apie sveikus santykius ir bus dar kitų tinklalaidžių.